Sveiki visi, dar vieną siuntą. Žiūrim, ką turim. Šitą irgi užsigulėjusi, nes kartais neturiu laiko pakuot. Electromagnetic radiation tester. Šitas. Ir taip, čia. Šitas, man atrodo, jau buvau kažkur užsisakęs. Kol sulaukiau, pamiršau, kad turėjau. Taip, žiūrim, kas čia. Šitos siuntos senos, aš ne visada tik laiko turiu, kada išpakuoti. Taip. Šįkart metu iš šiukšlių maišą pas mane čia pilna. Kas čia? Kas čia? Kas žino? Niekas nežino, kas čia yra. Žodžiu, va toksai. Karabinas kažką tvirtinti. Nežinau ką. Čia aš neatsimenu kam. Tvirtinasi kažkur kažkas arba nežinau. Pažiūrėsim. Įsivaizduojat, pamiršau. Ir žiūrim toliau. Dar vienas karabinas su šituo. Raktam. Čia raktam turbūt. Ir toks silpnas. Viduj trosas, kaip matot. Ar nematot. Turit matyti. Ir man atrodo, kad va čia turėtų būti dėklas, bet šiandien šį kartą ne man, nes kartais sakau savo, kartais ne savo. Čia jisai sagasi prie diržo, man atrodo, bet galima tvirtinti prie kuprinės. Nes jis va turi šitos, turi va šitokius. Ant kuprinės prie šitos kuprinės, kaip čia pasakyti, dirželio. Taip, va toksai. Susidėti baterijoms, kas filmuoja, fotkina ir taip toliau. Labai patogus. Taip kitko, šitie geros kokybės būna, už tos, kaip ten, velcro, ar kaip ten vadinas. Čia mikrobanginės galima matuoti visokius dalykus, taip toliau žiūrim. Taip, kas čia? O, žiūrėkit, su Amerikos vėliava. Nusima. Gerai, čia galima užsidėti savo. Arba jie nemokami buvo, aš žinau, kodėl šitos geras. Šitas žiūrėkit su paminkštinimu, fantastika, čia kamera, kai sudėt mažą. Tas labai geras. Žiūrėkit, kiek daug skyrių. Čia praktiškai kortelę sudėt galima. Ir šitaip. O čia kas yra? Čia. Dar čia yra. Šitą aš neišsakinėjau, čia dovanų turbūt įdėjo. Kas? Man to tai nereikia. Nebent čia kažkur pasikabinti, supratau. Čia pasikabinti. Čia šitas. O kas čia? Lyg tai irgi o gal užsakinėjau. Aš nemoku. Užsisega, žiūrėkit, atsidaro. Matau, čia diržas turbūt persikiša. Man atrodo, bus šitaip. Turbūt, jeigu diržas persikiša, ar nebus tik tai, nors ne. Nežinau. Čia susispaudžia, gal čia taip, ne? Taip, gal ne, per mažas. Tada gal šitaip. Geras. Reikės pasižiūrėti, gal rasi. Jeigu rasi, įdėsiu nuorodą. Ne, tai ne. Šitie geri dalykai. Taip. Dėkliukai tikrai geri. Taip, toliau žiūrim. Elektromagnetinis testeris. Taip, žiūrim. Užklijuota. Bet aš tą turbūt... Bandysiu vėliau. Elektromagnetinis testeris VT-R3. Čia kažkoks neaiškios firmos. Modelis VT, kaip matot, 3 kažkoks. Made in China. Čia užklijuota, čia neužklijuota. Pusę užklijavo. Pusę ne.
Vau, koksai mažas ir dar pakraunamas, labai gerai, nereikės baterijų pirkti. Yra instrukcija. Taip išbandysim vėliau. Bet čia rodo elektromagnetinį lauką, nieko čia ypatingo nėra. Bet lengvas koks, atrodo gražiai, bet šitos iškart plėšiu. Taip, kur įsijungia Escape, OK. ABCD. Garsas yra. Aš jį padarysiu atskirą gal video. Nes dabar aš nežinau, neįs kaip veikia. Pirmą reikia paskaityti instrukciją. Ir tada įdėsiu. Greičiausiai, veikia. Elektromagnetinis fieldas. Temperatūra 18. Kaip matote, veikia. Nu ir pagal idėją, jeigu su telefonu kam nors skambinam, tai turėtų jisai kažką čia parodyti. Jeigu aš skambinsiu, tą minutę, susirasiu kam paskambint. Taip. Pabandysime paskambinti. Ar jisai... Ok, kažko čia nieko nerodo, turėtų rodyti. Gerai, aš nemoku su juo naudotis, tai aš tada... Dabar skambinu. Turėtų... Nieko čia nerodo. Kodėl 0? Neaišku. Chart. Jisai čia liečiamas, ne? Aišku. Nu gerai. Nieko nerodo. Gal šito nematuoja visai, ne? Gerai, tai ką? Aš geriau pirmą išsiaiškinsiu ir parodysiu video vėliau su šito aparatu. Iki kitų kartų. Taigi, įsijungiau šitą prietaisą, galų gale išsiaiškinau, kaip jisai kalibruojasi, bet kalibruojasi tai pirmiausiai jį reikia susikalibruoti, nes jis taip arba veiks, arba rodys nesąmonės, bet jis ir taip rodo nesąmonės. Aš čia susikalibravau, neparašyta kaip susikalibruoti, tiesiog nuėjau į vietą, kur mažiausiai visokių ten visokių elektros prietaisų ir tiesiog paspaudžiau, ten yra mygtukas, va čia, va, tai nueinat settings, sensor calibration paspaudžiat ir va paspaudžiat ir ten kažkur 15 sekundžių trunka ar kažkiek ten. Jisai pas nieko nereikia daryti. Tai susirandat vietą, kurioje mažiausiai prietaisų ir tiesiog taip susikalibruojat. Aišku, čia viskas netikslu. Prietaisas, nežinau, 50 gramų gal sveria, tas masės. Atrodo, kad jis tuščias viduj. Taip, taigi, iš karto aš, kad nesusimaišyčiau, tai electric field. Jisai matuoja electric field, elektrinį lauką, tai electric field, tai čia electric outlets, tai rozetės visokie, prailgintuvai, lempos parašyta, laptop charger, TV power cable, wall behind which electric wiring runs. Aš abejoju, ar tas prietaisas šis ten dėl sienų pamatuos. Paskui taip jis matuoja magnetinę lauką, kas skleidžia šaldytuvai, kol kompresorius veikia. Tarp kitko, vat, dabar aš prie šaldytuvo negaliu prieiti tik prie galo. Įlysim į šaldytuvą ir nieko iš čia nerodo. Kompresorius veikia, taip toliau. Electric fan, vacuum cleaner, hair dryer, induction, microwave. Jeigu jungsiu microwave, kas bus? Jungia microwave, iš karto matot, 57-112, ilgai nelaikys, nes tuščia. Tai paskui large power cables, car alternator, nežinau kas tas car alternator. Taip, ir radio frequency šitas va, radio frequency radio. Matuoja Wi-Fi routerį,
mobilius telefonus, kai ant skambučio, ne, Bluetooth'ą, nu, žodžiu, wireless daugiausiai, cell towers, mobiliųjų ryšių ten, tipo, šitos bokštus, baby monitor, smart home devices, microwave oven, outside the door, checking for extensive leakage. Aha, nu čia aišku. Ne tas. Gerai, tai tarkim, gerai, jeigu aš jungsiu va šitą va, jis parodys ką nors. Nu, va, kažkas atsirado, 3.5, ar čia buvo jau, net nepastebėjau. Gerai, 3.2 kažkas, ne, išjungiam. 3.1, 2.9, nu kažką rodo. Kažkokias lempas. Einam dabar, pažiūrėsiu, va, aš kaip tik turiu extensionę. Wi-Fi čia toks, va, yra tenai, va, įkištas, va. Čia viskas airiui dabar, ką filmuoju. Radio frequency turėtų, ne? Nu, kažką rodo. Nu, va, toksai, aš nežinau, žinokit. Jisai ką iš čia rodo. Čia žiūrėkit, Alexa jungta. Hey, Alexa. Išjungta, tiksliau. Bet čia yra šitos garsiakalbis magnetinis. Jisai magnetic field parodytų, ar ne? Kažką rodo. Gerai. Einam toliau. Einam toliau. Taip, kas čia dar galėtų būti? Nu, nežinau. Jeigu aš neturiu ką parodyti. Rozetės. Va ten, kur sakiau, dar yra paprastos rozetės. Ir virdulys, žiūrėkit, jungsiu dabar 14, 13, jungsiu tą virdulį. Oi. Jisai parodys ką nors. Nežinau, aš žinokit, čia žaidimas kažkoks. Nu ir iš vis einam į lauką, tai ir ne lauką, pro langą iškišiu. Ar čia, oi, ką nors rodys ar ne. Taip, 9. Laukia čia nieko nėra. Ir yra temperatūros receiveris. Pažiūrėsim, ar jisai čia ką nors rodo ar ne. Čia temperatūra veikia per Wi-Fi, man atrodo. Nieko čia nerodo. Tai žodžiu, nežinau, neverta tikrai pirkti, negaiškit laiko. Tai va. Ir iki kitų kartų.